Sveiki, aš esu Žilvinas Pekarskas, 15 min gazo žurnalistas, sveikinuosi su jumis ne iš Ženevos automobilių parodos, ne iš Frankfurto, o iš Miuncheno IAA arba e-mobilumo parodos. Automobilių parodos dabar įgauna visai kitą pavydalą. Esu Kinijos gamintojo BYD arba kaip nors kitaip tarkit stende, tai vienas sėkmingiausių Kinijos gamintojų, kuris pristato labai daugybę skirtingų elektromobilių modelių, labai didelio populiarumo sulaukęs gamintojas. Beje, Norvegijoje važinėja daug šio Kinijos gamintojo elektromobilių, o parodysiu jums gražų vaizdą. Štai tokia gera nuotaika, parodose visuomet svarbu gera nuotaika, bet grįžtu prie automobilių. Pažvelkime, kuogi Kinijos gamintojai, kurie dar kiek anksčiau, prieš 4-5 metus matuodavo europietiškus automobilius, kuogi jie dabar patys bando nustebinti europiečius, kurie noriai filmuoja ir fotografuoja šiuo atveju BYD elektromobilius. Na, vadinkit kaip norit, BYD ar BYD, lietuviškai arba angliškai. Tačiau šis kinų stendas sulaukė tikrai didelio susidomėjimo. Na, galiu pasakyti, kad šitas kiniškas Denza modelis, didelis prabangus MPV, atrodo tikrai stulbinamai ir labai skaniai kvepia ir daug vietos ir elektrinis. Čia yra prabangus MPV, 6 vietos mažiausiai.